Mūsų technologijų mokymo centre mokiniai pasirinkę 4 lygio orlaivių mechaniko programas bus supažindinami su orlaivių variklių ypatumais, orlaivių korpusų konstrukcijom, jų remontų, kniedijimo bei suvirinimo būdu, taip pat orlaivių techninės priežiūros standartais, turbininių lėktuvų sistemomis ir aerodinamikos pagrindais. Be abejo, yra mokoma ir bendrųjų dalykų, tokių kaip matematika, fizika, elektrotechnika ir informatika. Taip pat susipažįstama su žmogiškųjų veiksmų valdymu bei aviacijos teise. Pabaigę mūsų mokymo programą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminus, mokiniai gali sėkmingai įsidarbinti 1 lygio orlaivių mechanikais ir tęsti savo karjerą. Šioje programoje jūs išmoksite, kaip remontuoti vidaus degimo variklius, išmoksite remontuoti važiuoklės, transmisijas, išmoksite diagnozuoti problemas, jas rasti ir rasite kiekvieną sprendimą, kaip jas ištaisyti. Šioje programoje jūs taip pat išmoksite, kaip automobilių variklis veikia ir įgyję transporto priemonių remontininkų specialybę, jūs galėsite labai lengvai įsidarbinti į transporto remontininkų įmonės bei dirbti individualią veiklą. Mes šioje programoje detaliau susipažįstam su elektriniais varikliais, hibridiniais varikliais, išmokstam juos aptarnauti bei prižiūrėti, taip pat išmokstam naudotis diagnostiniam priemonėm, rasti klaidas ir pabaigus šią programą, taip pat jūs galėsite įsidarbinti specializuotuose servisuose, kurie aptarnauja tik hibridinius arba elektrinius variklius ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes visi mes norime gyventi gražioje bei švarioje aplinkoje, dėl to hibridiniai bei elektriniai automobiliai yra mūsų ateitis.